sveiki visi, labas rytas, su jumis sveikinuosi aš Andželika. Sveiki atvykę į mano 7-ąjį vlogmą. Tai jau, nieko nelaukiant, pradedam kalendorių. Tai norėjau šiandien, jau dabar keletą dienų filmavau, jog tiesiog išpakuoju ranką, tai dabar norėjau jau pasirodyti ir išpakuoti su veidu. Draugė užsiminė, kad turėtų būti kažkas iš geresnių tokių. Tai aš matau čia kvadratėlį tokį. Žodžiu, dabar jūs nematysit. Nice. Jo, žodžiu, gavau šešėlių paletę. Štai tokių spalvų. Tai noriu pažiūrėti. Žiauriai sunkiai atsidaro. O. Vat iš arčiau tokios spalvelės. Wow, žiauriai pigmentuotos. Eina savo. Ypač tie blizgučiai labai fainus. Nu tikrai, manau, panaudosiu. Tai dabar jau man palečių tikrai nebereikės, aš jau tiek turėsiu. Galbūt netgi dar tenais gausiu, nes kažką mačiau. O šiaip šitą, kai žiūrėjau, aš įsivaizdavau, kad jam bus truputėlį didesnė. Tai galvojau, va, toj 13 dienoj, tai įdomu, kas ten bus toj 13, nes ten labai didelė, tai galbūt ir kokia palečiukė. Turiu čia laisvą vietelę ir deduosi visus, ką gaunu. Aišku, naudoju dabar toniką ir jau kaukę esu panaudojusi iš 2 dienos. Tai va, šiaip tas tonikas man labai patinka, nežinau, kažkaip pasikeitė jau truputėlį tą veido odą, nebe tokia sausa. Tai labai fainai, kiekvieną rytą ir vakarą, ką žinau, gal dabar dar tik kokios 2 dienos, bet vis tiek kažkaip taip labai gerai. Tai va, dabar kol kas baigiu, einu truputėlį susiruošti ir susitinkam po kelių sekundžių. Sužinosite, ką šiandien aš jums filmuosiu. Na ką, merginų, dovanėlės jau aptarėm, dabar liko vaikinukai, kaipgi mes be jų. Tai dabar noriu parekomenduoti idėjas, kokias galėtumėt padovanoti vaikinui, vyrui. Tai pirma dovanėlė būtų taip pat koks nors tai rinkinukas su bonke, vis tiek vyrai. Jam visą laiką reikia išgert. Čia jau gal labiau tokiam grinai vyrui, bet kokiam tėčiui, ar kokiam tai seneliui, ar dėdei, ar dar kam nors. Na, bet šiaip tinka ir vaikinui. Šiaip pati jaučiu nesu dovanojusi vaikinui bonkės, bet ateityje tikrai manau tai bus, nes na vis tiek. Tiesiog jau vyras, jau su metais ir jau paprast koks nors tai megztinis jau galbūt jo nebedžiugins, na, o bonkė tai visą laiką vadau pradžiugins. Tai labai fainų irgi gali sugalvoti visokių rinkinukų, ar tai šalia kokios koinaitės, ar tai kokie saldumynai, ar dar kaip nors gražiai išpuošti vidų. Ir vat pagrindė būtų bonkelė. Sekanti idėja būtų, tai manau, nėra merginos, kuri nebūtų to padovanojusi ir kad vaikinas neapsidžiaugtų tokią dovaną, tai visokie skutimosi rinkiniai, pasta, tušo visokie reikmenys ir labai gražiai atrodo, kai tu kartu visus sudedi. O dieve, aš kiek kartų esu dovanojusi tiesiog visas toks rinkinukas, kuris tikrai pravers vyrui, ar tai paskutimuose, šepetėliai, burnos skalavimo skysčiai, viską tiesiog sudedi į vieną rinkinuką ir manau tikrai jūsų vyras ar vaikinas bus tikrai labai patenkintas. Ir šiaip, šita dovana yra praktiškiausia, nes tikrai ją panaudos ir tikrai apsidžiaugs, nes jam pačiam nereikės pirkti ir jau bus pasirūpinta.
ir tiesiog manau, kad tikrai labai patiks. Sekanti dovanėlė būtų labai panaši, tik galima būtų įmaišyti kokios nors firmos treningus. Na, treningai tai irgi vaikinui yra svarbiausias tikriausiai dalykas ir man asmeniškai gražiausia dovana, kiek esu dovanojusi treningų, tarkim Adidas ar Nike, ką vaikinas mėgsta, tai tikrai yra labai faina dovana įmaišant kartu ir kokį šampūną, ar tai dušo želė, ar tai mėgstamą jo gėrimą. Viskas vienos firmos, kaip pavyzdžiui, čia matote nuotraukoje Adidas. Ir viskas taip gražiai susideda, nu tikrai jūsų vaikinas bus patenkintas. Aplamai iš vis firminiai rūbai vaikinui yra, nežinau, tikriausiai geriausia dovana. Tai visokių žinomiausių firmų drabužiai, taip pat, manau, jį labai nustebins. O man dar, kas yra labai faina, man iš vis megztinį pirkti yra žiauriai man patinka prigalvoti visokių, o ypač dar, jeigu nuperki megztinį tiek savo, tiek vaikinui. Tai labai gražiai atrodo, kai pora vaikšto kartu su vienodais megztiniais, tai aš įmesiu jums keletą idėjų. Dabar labai yra paplitę megztiniai su Nike ženkliuku, bet į raidę įdėtas koks nors tai paveiksliukas. Tai įmetu čia, kad suprastumėt, tai aš labai norėčiau nusipirkti su savo vaikinu tokius megztinius. Ne iš interneto, norėčiau rasti šiaip realybėj, kad galėčiau pažiūrėti kokią tai medžiagėlę, ar švelni, ar medvilninė, nes manau, galbūt dauguma daro dabar tos megztinius tokius labiau gal sintetinius. Tai vat, jeigu jau bus populiaru, tai manau atsiras ir visokiose tai fizinėse parduotuvėse. Taip, užmačiau dar keletą tokių linksmų idėjų, tai su saldainiais padaryti svarmenuką, tai irgi, bet čia toks labiau kaip priedas galbūt, prie, tarkim, tų minėtų treningų, ar dar prie ko nors. Paskiau dar vieną idėją, tai padaryti iš gėrimukų, jo, tarkim, mėgstamiausių, alaus, ar sidro, ar dar kokiu nors, tai tankiuką. Tai irgi tokia cute dovana iš tikrųjų. Na ir kaipgi mes be nuotraukų, be meilės laiškelių. Tai tikrai labai faina dovana, manau, vaikinui gauti. Ypač tas, kuris yra tikrai jau ilgose santykiuose su mergina. Tikrai jam bus faina gauti jų kartu padarytų nuotraukų, ar tai kokia atvirutė. Dar vienas dalykėlis, kur minėjau, tai visokie laiškeliai, visokie slovėkėlis su daug laiškelių, ar tai daug priežasčių, dėl ko tu myli vaikiną, ar tai tiesiog meilės laiškeliai, ar tai tiesiog paprasti laiškeliai apie jį parašyti. Tiesiog manau, kad faina vaikinai tokius gauti, kai matosi, jog mergina stengiasi sugalvoti ir išlieti savo širdį, ką jį jaučia vaikinui. Tai yra žiauriai fainas dalykas ir tikrai ne vieną kartą esu taip pat dovanojusi vaikinui. Tikrai patiko jam. Ir labai smagi tokia, labai tokia miela dovanėlė nuo merginos. Šiaip fainas dalykėlis, tai tie laiškeliai tokie išlikę galbūt iš seniau, tokios truputėlį romantikos, nes manau merginos tai tikrai yra tikros romantikės ir gali prigalvoti, ką parašyti vaikinui, ypač kurį yra įsimylėjusi nežinau kiek metų, tai tikrai bus ką parašyti ir nustebinti savo vaikiną. Šiaip dar prie viso to labai faina, nesvarbu, ką padovanosi vaikinui. Visas dovanas supakuoti į gražius įpakavimus, ar tai su bučiukais kokius nors, ar tai dar tiesiog kokio nors vieno popieriaus, ir suvynioti visas skirtingas dovanas, tokias panašiai, kaip kalbėjau praeitame video, kaip kalendorius, bet aišku, ne tiek ten daug dovanų, o tiesiog kokias nors 5 dovanas, nes pavyzdžiui, aš kiekvieną dovaną pakuoju atskirai. Tarkim, tai būtų rinkinukas,
vienas supakavimas, ar tai būtų saldainiai, kitas supakavimas, ar tai būtų kokia piniginė, trečias supakavimas. Ir taip gražiai, žinokit, atrodo, aš dabar irgi pirmais metais, kai keitėme su vaikinu dovanom, tai aš jau realiai beveik žinojau savo dovaną, ten buvo keletas, kur dar buvo nesakęs, bet tiesiog buvo, kad kartu vos nepirkau dovaną man, nes buvau užsiprašysi, ko norėčiau, o jisai nežinojo nieko. Tai žinokit, taip gražiai atrodė, dar nupirkau tokį mėlyną popierių, kur yra jo mėgstamiausia spalva. Nu ir tas, žinot, plėšimas, man tai yra kažkas wow. Nes, ta prasme, maišiuką, tai jo, tu atsidarai maišelį, jau matai, kas padovanota. Bet kai tu įdedi pastangų supakuoti, kad ir tau ten, tarkim, nesigauna, bet žmogus tengiasi supakuoti dovaną, tai yra žiauriai fainas dalykas. Vat dabar yra ta mada, kur merginos daro su bučiukais. Tiesiog įsidažo lūpas ir pribučiuoja visur ant dovanų. Tai čia yra žiauriai faina idėja. Tai prieikime prie tokių linksmesnių ir juokingų dovanų. Tai būtų apatiniai, kurie yra su merginos veidu. Galbūt čia ir labiau tiktų kokiai Valentino dienai, bet manau, kad kalėdom tikrai juoko bomba, bele kokia. Aš buvau per Valentino dieną padovanojusi Andžės nuosavybę, tai jam tikrai labai patiko ir turi jis juos ir nešioja, ir vos ne vieni iš mėgstamiausių, bet irgi žadėjau nupirkti tuos su veidu, bet dar kažkaip neradau tokios patikimos parduotuvės, kažkaip pabijojau užsakyti iš tikrųjų, tai ir kažkaip nesakiau, suradau tą tinkamesnę parduotuvę ir užsakiau tuos, kur minėjau. Tai tikrai labai linksma ir faina dovanėlė, priedas toksai prie dovanų. Ir dar kas yra labai fainai, tai koinės su visokiais juokingais užrašais. Aš į merginų tą pasiūlymus neįtraukiau šito, nes galbūt labiau vaikinui tiktų. Aišku, ir merginom, bet labiau kažkaip vaikinui, kokį nors prikoliuką, geriausio vyro koinės, ar tai koks nors juokingas geriausias žvejys pasaulyje, ar dar koks nors, na ir jūs galvojat, vaikinas neapsidžiaugtų tokiamis koinėmis, aišku, apsidžiaugtų. Ir aš vėl iš savo pusės galiu pasakyti, buvau nupirkusi vaikinui čia per tą pačią Valentino dieną, bet Valentino diena ar kalėdos vis tiek yra tas pats, tik tais, kad per Valentino dieną tu jau dovanoji ten daugiau kažkas su širdelėm susiję. Tai buvau padovanojusi Sorry Girls, I'm Taken ir dar buvo priedas prie jo koinių man, tai Sorry Boys, I'm Taken. Tai žiauriai fainai, tai va jo juodas, mano baltas ir dar iki dabar turiu tas koinės, tai žiauriai fainai. Va kur nors varai ir užsidėti koinės, kurias matytusis. Tai fainas iš tikrųjų dalykėlis. Na tai prieikime prie tokių brangesnių dovanų, praktiškesnių, nes vis tiek kažkaip vyrui dovana tikrai galbūt turi būti brangesnė ir labiau apgalvota, nes, na, merginos, tai manau, viską panaudos, kas yra priskirta merginom, o vaikinui jau vis tiek reikia tokios dovanos, kuri užsiliktų ilgesniam laikui. Tai viena tokia dar iš pigesnių ir iš pirmųjų dovanų, tai būtų kvepalai, visokių firmų, galbūt kokią nors geresnę firmą ir užtektų padovanoti tik tais kvepalus ir galbūt dar ten kokių saldainių, nes, na, tiesiog kvepalai vaikinui yra kažkas nerealaus ir žiauriai dauguma merginų moka atrinkti kvapą, na, aišku, jos atrenka palytai, kaip norėtų kvepėtų jų vaikinas, bet aš tai turiu, žinokit, tokį sugebėjimą atrinkti, kad vaikinui patiktų, nes kiek esu tikrai dovanojusi, tai visą laiką patinka ir niekada nebuvo, jog nepatiktų. Sekanti tokia iš praktiškesnių dovanų, kurią taip pat vaikinas, manau, apsidžiaugtų gavęs, tai yra piniginė.
Tai irgi esu dovanojusi ir tikrai pasiteisino, ypač jeigu jau matote, kad jūsų vaikinui reikia pasikeisti ją, arba galbūt jau tiesiog nusidėvėjusi yra ir panašiai, tai tikrai puikia dovana, nes tikrai jos yra nebrangios ir galite nupirkti visokių rūšių. Aš irgi, kai ieškojau, tai yra tiek daug pasirinkimo. Taip, bet aš išrinkau tikrai gerą, jam patiko ir dar buvo toks juokelis, jog išrinkau tokios pat firmos, kokią jam buvo nupirkusi mama prieš tai, kai turėjo piniginę, aišku, jau susidėvėjo ir aš sugalvojau, jog jam reikia piniginės ir žiauriai jis buvo patenkintas labiausiai. Iš visų dovanų jis buvo patenkintas labiausiai piniginė, nes jau jos žiauriai reikėjo. Tai aš sakau, aš moku atsirinkti ir jau žinau, ką žmogui reikia. Jis man pasako, aš į galvą jau įsidedu, kad jam to reikia. Dar viena dovanėlė iš tokių irgi fainų ir reikalingų, tai yra ausinės. Ausinės, bet ne ir podai kokie, o tiesiog ausinės, belaidės ausinės, su kuriom gali klausytis ten muzikos, ar žiūrėti kokius filmus, ar dar kažką. Manau, vaikinams tikrai praverstų ausinės. Taip, galbūt yra vaikinų, kurie mėgsta sportuoti. Ir čia būtų prie tokių tiesiog sportiškam vaikinui dovanėlė, rinkinukas. Tai viską padovanoti susijusi su sportu. Ar tai rankšluostis, ar tai kokia gertuvė, kokia tai apyrankė, valgomasis batonėlis, tiesiog viską nupirkti ten su kokiu proteinu, dar su kom nors, ar visokių tokių kaip ir papildų, ar dar kažko, tai tikrai, manau, irgi labai faina dovana sportuojančiam vaikinui, kuris tikrai apsidžiaugs. Dar manau, kad yra dauguma vaikinų karių. Labai faina dovana yra šitas rinkinukas, tai tiesiog kepurė, kariška, termosiukas, kojinės, puodelis, tiesiog viskas labai praktiška, ko galėtų prireikti kiekvienam kareivukui. Sugrįžkime prie brangesnių dovanų. Tai manau, daugumai vaikinų patinka laikrodžiai, Rolexai. Tai manau, čia jau iš brangesnių dovanų, tai užtektų tik tais laikrodžio. Tai manau, irgi labai tinkanti dovana vyrui, kuris tikrai apsidžiaugs gavęs tokią dovaną, ypač tiem, kuriem labai patinka Rolexai. Taip, vyras nebūtų vyras, jeigu neturėtų skutimosi rinkinio. Tai skutimosi rinkinys, ar tai būtų kokia barzdaskutė, ar tai būtų kūno mašinėlė, plaukų mašinėlė. Tai yra žiauriai gera dovana ir ji yra tokia vidutinė, nėra nei pigi, nei brangi. Ir tikrai yra labai praktiška ir naudojama ir naudinga. Tai aš buvau savo vaikinui irgi per tas pačias pirmas kalėdas, ar tai buvo antrus, nežinau žodžiu. Per kalėdas buvau irgi taip pat padovanojus ir dar ant galo sugalvojau paimti mašinėlę ir paėmiau dar tą tokią iš geresnių. Nežinau, nedaug ten kainavo, gal kokį 40 eurų. Tai tiesiog tokia vidutinė suma, bet tikrai buvo ten ta iš geresnių tokia. Tai, manau, labai faina, ypač, pavyzdžiui, vaikinai, kurie ten skutasi barzdą, tai barzdaskutė irgi, manau, jiems yra labai praktiška dovana. O skutimosi priemonės, ten skustukas ar skutimosi putos, tai, manau, irgi labai yra praktiška dovana. Ir kiekvienas vyras, manau, apsidžiaugtų tokią gavęs. Na ir prieiname prie mūsų mylimų gamerių. Pasilikau ant galo, nes vis tiek yra tokių vaikinų, kurie gamina. Visos dovanos, gaming pelytės, gaming klaviatūros, kilimėliai, ausinės yra žiauriai irgi gera dovana vaikinui, kuris mėgsta žaisti visokius žaidimus. Tai
tikrai merginos, jeigu turi tokį vaikiną, tai nupirkit jam kažką iš tų idėjų. Ir dar viena tokia galui yra irgi gera gan dovana, tai mikrofonas. Ypač, pavyzdžiui, vaikinui, kuris mėgsta streamint, ar tai mėgsta taip pat kokius žaidimus filmuoti, kur reikia kalbėti ir kad garsas būtų žymiai geresnis, tai yra mikrofonas, kuris tikrai jam pravers. Tai vat, tokios dovanėlės, nežinau, ar padėjau, tikiuosi, kad padėjau, bet tikrai taip pat kaip ir merginom, vaikinam irgi žiauriai lengva sugalvoti dovaną, galbūt jiem truputėlį sunkiau dėl to, jog jiem dovana turi būti truputėlį brangesnė nei merginom, nes merginom gali sudėlioti iš visokių tai mažų dalykėlių, o vaikinui tai nepadovanosi iki kosmetikos ar ten dar ką nors, tiesiog tokia jau. Na, vyram iš tikrųjų galbūt sunkiau yra sugalvoti, bet kad ir tą patį, jog tu kiekvienais metais jam nupirksi kvepalus ar dar kažką, tai manau tikrai jam pravers. Bet aišku, norisi kiekvienais metais jį nustebinti vis nauja dovana, tai tikrai, manau, gali daug ką prigalvoti. O jeigu taip pat irgi nesugalvoji kažko tais, tai manau, vyrui gauti čekį, tarkim, ir Sport Directo, sportinių prekių parduotuvių, ar salės kokios abonementą, ar tai kokią nors treniruotę, ar tai kokį nors tai šuolį nuo tilto, vat, vyrams tokie gal labiau ekstremalūs, tokie būtų tie kuponai. Bet ir pačiose parduotuvėse kuponą padovanoti yra labai faina, vat kaip ir sakiau, ten Sportland'e ar dar kur nors, tai jie nueis, tiesiog išsirinks, ką jie nori ir viskas. Tai vat, tokios mano idėjos ir šiandien vlogme būtų tiek. Tai ačiū labai, kad žiūrėjot, nepamirškite paspausti patinka ir būtinai pasubscribinti mano kanalą. Tai ačiū, kad esat, nepamirškite manęs pasiekti Instagram'e ir TikTok'e, tai tikiuosi jums šitos idėjos patiko ir jūsų vaikinai bus laimingi gavę dovanų nuo savo merginų. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.